Labas rytas visiems. Sekmadienio rytas. Norėjau užsimti kažkokią, sakyčiau, prasmingą veiklą. Tai noriu pakalbėti apie pokyčio stadijų modelis vadinama. Čia tai yra tai, ką aš besimokindamas universitete radau šitą modelį tarp visų savo studijų, reiškia, ten buvo labai daug begalės įvairių modelių, metodų, kaip padėti žmonėms, reiškia, visokioms įvairioms žmonių grupėms. Ir aš pamatęs šitą modelį pagalvojau, čia būtent va tai, ko aš ieškojau. Tai bus kalbama apie žmogaus motyvaciją keisti savo elgesį. Manau, tai yra esminis dalykas priklausomybės ligų gydyme. Taikant šį modelį individualizuojamas konsultavimo procesas. Tai yra individualizuojamas paprasčiausiai aš pritaikau kiekvienam žmogui pagal jo poreikius metodus. Paprastai kalbant, tai, ką žmogus turi padaryti, tai jeigu klientai yra, vienam klientui gali tikti labiau vienas dalykas, kitam klientui jau kitas, gal tas visiškai gali nebetikti. Reikia atsižvelgti į konkrečią kliento situaciją, kurioje jisai yra. Taigi kiekvienoje stadijoje galima pritaikyti skirtingus metodus, labiausiai tinkančius klientui, kaip ir minėjau. Manau, kad kompetentingas specialistas pasitelkdamas specifinius metodus turi nustatyti, kurioje stadijoje klientas yra. Taigi šį mano pasirinktą modelį sudaro 5 stadijos. Gali susidaryti įspūdis, kad situacijų vedančių žmogų prie vidinio apsisprendimo įvairovė neduoda pagrindo metodikos kūrimui. Žmogui sergančiam priklausomybės liga, tai yra, vėlgi, kaip minėjau, labai skirtingos visų žmonių istorijos, kaip jie, reiškia, priėjo prie to, ko priėjo, ir kad jam dabar jau žmogui reikalinga pagalba. Istorijos skirtingos, situacijos, supratimai skirtingi. Pavyzdžiui, vienas žmogus gal iki 40 metų gyveno pas tėvus, kitas žmogus gal 18 metų išėjo į kariuomenę, kažkur karo veiksmuose dalyvavo, tai patirtys, kaip minėjau, labai gali būti skirtingos. Tai ir taikomas gydymas irgi, manau, turi būti individualizuotas, tai yra pritaikytas konkrečiai pagal žmogaus poreikius. Aš taip darau. Visas dėmesys, manau, turi būti atkreipiamas į dabartinę esamą kliento situaciją. Reikalinga nustatyti, kuriame pokyčių etape šiuo metu žmogus yra. Specialistui tai padeda, manau, suprasti žmogaus vidinę motyvaciją, kaip ir minėjau, keisti savo elgesį. Tai pradėsiu aš nuo pirmosios stadijos, aptarsime jas visas per ne vieną, aišku, video. Taigi, problemos nesuvokimo stadija. Šioje stadijoje žmogus dažnai neigia problemą, neigimas. Specialistas, matydamas žmogų šioje stadijoje, manau, turi taikyti strateginius priėjimo būdus. Vienas būdų yra aptarti su žmogumi jo elgesio pliusus ir minusus, informuoti apie galimas rizikas ir skatinti savianalizę.
tikslas sukelti abejonę, ar tikrai nėra problemos. Specialistui svarbu išreikšti rūpestį ir palikti duris atviras, kad žmogus žinotų, jo gali čia visada sugrįžti. Tai yra kritinis momentas, nes dažniausiai žmogus yra užsidaręs savyje, pasireiškia problemos minimizavimas, baimė ir gėda dėl savo ateities. Taip, pabandysiu gal pateikti tokį gyvenimišką pavyzdį apie tai, ką aš čia dabar kalbėjau, kad būtų aiškiau visiems. Daleiskim, vyras kreipiasi į specialistą ne savo noru. Čia labai svarbus šitas momentas. Jį atsiuntė žmona, teigdama, kad jis pernelyg dažnai vartoja alkoholį. Pats žmogus sako, aš neturiu problemos. Visi po darbo atsipalaiduoja su alumi. Taip, ir tikriausiai iš kažkurios pusės žmogus yra teisus. Daugelis daro taip, reiškia, po darbo. Atsigeria ten alaus butelį, kaip ir jokios problemos, bet kaip tas butelis pradedamas gerti kiekvieną dieną, paskui ne vienas butelis, ir 5 buteliai, ir 10 butelių, ir tada pradeda žmogus galvot, kad o ką man čia tiek to skysčio, tiek tokį turi išgert, gal reikia stipresnio gėrimo, kad efektą tą patį pasiekti. O taip ir atsiranda šita problema. Taigi specialistas turi pastebėti, kad žmogus yra problemos nesuvokimo stadijoje, pirma stadija. Jis neigia priklausomybės ligą ir nemato pasekmių. Tai vadinama priverstinis klientas. Specialistas, vengdamas tiesioginės konfrontacijos, pasirenka motyvuojantis pokalbis. Galima paklausti, kaip manai, ką tavo žmona turėjo omenyje sakydama, kad jai sunku su tavimi? Ar yra kokių nors situacijų, kai alkoholis tau sukėlė nemalonių pasekmių, gal darbe, šeimoje ar sveikatos atžvilgiu? Tokiais klausimais bandoma suaktyvinti žmogaus mąstymą kažkokį, kad jisai pats apmąstytų, ne piršt, jam neįbrukt savo nuomonės, o kad žmogus pats pagalvotų, kodėl yra susidarius būtent tokia situacija. Specialistas, kaip ir minėjau, nevertina ir nemoralizuoja, bet padeda žmogui apmąstyti savo elgesio pliusus ir minusus. Pokalbio pabaigoje galima pasakyti, jei kada pajusi, kad norėtum pasikalbėti, ar tai giliau ir rasti kitų būdų atsipalaiduoti, aš visada būsiu čia. Taikomi įvairūs metodai, kaip ir minėjau, sudaromas individualus planas žmogui, ką reiškia ne aš, ką turiu padaryti, bet ką žmogus turi padaryti dėl to, kad jeigu jis nori keisti savo elgesį. Čia nėra taip, kad taip atėjau, pašnekėjau, supratau, kad kažkaip negerai elgiuosi ir viskas, ir daugiau aš ten alaus negersiu, daleiskim, ar degtinės, ne? Supratau, kad kvailai elgiuosi. Taip gali būti žmogui, kuris neturi šitos ligos būtent. Jis gali pagalvoti, kad prisigėriau, pridariau nesąmonių, daugiau taip nedarysiu. O tokiem žmonėms, kad jie turi šitą ligą, taip jau nebesigaus.
reikės atlikti daug įvairių veiksmų, keisti savo gyvenimo būdą. Nes, jeigu ten žmogus gėrė ten neaišku kiek metų, o dabar va taip atėjo, vieną kartą pašnekėjo ir viskas gerai, čia taip nesigaus, tai yra sudėtingi dalykai. Reikės tikrai daug pastangų įdėti, bet viskas yra įmanoma. Aš apie tai plačiai nekalbėsiu, kokius metodus aš taikau, nes iš to duoną valgau. Tai vėlgi iki svarstymo stadija. Klientas neigia savo priklausomybės ligą. Dėl žinių trūkumo ir vidinių prieštaravimų klientas nenori keisti savo destruktyvaus elgesio. Savo problematišką elgesį pateisinda kaltindamas esamą aplinką dėl visų savo problemų. Taip dažniausiai taip būna, kad visi kalti, tik tai ne aš, ten kažkas blogai pažiūrėjo, blogai pasielgė, pasakė kažką, tai nesiseka, kažkas nepatinka. Ir jeigu išvis visi elgtųsi taip, kaip aš sakau, tai viskas gerai būtų ir aš nebegerčiau, paprastai kalbant, ne? Iš šono atrodo keistokai, bet va taip yra. Pavartojus cheminės medžiagos žmogus yra savo komforto zonoje, todėl vartojimą pateisina tikėtinais, tačiau su realybė mažai ką bendro turinčiais paaiškinimais, kodėl jis taip elgėsi. Tai apie tai, ką aš ir kalbėjau. Komforto zona, tai psichologinė komforto zona žmogus. Paprastai kalbant, po darbo, taip, žmogus pavargęs, piktas, išgeri butelį alaus, pyktis atlėksta, toks atsipalaidavimas jaučiamas, komfortas, ne? Tai ir paskui visą tai tęsiama toliau, kol galiausiai žmogus prisidaro labai daug problemų visose savo gyvenimo srityse. Ir tada reikia jau įdėti daug pastangų, kad visa tai pasikeistų. Dažnu atveju žmogus turi daugybę asmeninių problemų visose gyvenimo srityse. Todėl jam pačiam gali atrodyti, kad situacija yra beviltiška. Taip, neturi, jeigu palaikymo artimųjų, darbo, ten gyvenamo ploto, pinigai pasibaigė. Žodžiu, žmogus gyvena gatvėje, tai yra masė problemų. Ir atrodo, kad situacija tikrai beviltiška. Ką čia dabar geriausiai galima padaryti, tai greičiausias būdas vėl įlysti į savo tą psichologinę komforto zoną, tai pavartoti kažko, tai alkoholio ar ten kažkokių narkotinių medžiagų, ir tuo metu situacija atrodo jau net tokia ir bloga, tai greičiausias būdas. Ir užsidaro žmogus į tokį uždarą ratą, iš kurio atrodo išeities nėra, bet yra, ta išeitis tikrai yra. Pradžioje priklausomybė sergantis žmogus išoriškai gali demonstruoti priešiškumą. Todėl specialistas turi suprasti, kad čia yra paprasčiausiai jo gynybinė reakcija, kylanti iš baimės ir nepasitikėjimo. Tokiam žmogui reikalinga sukurti tinkamą aplinką, saugią aplinką, kuris jausis saugus atsiverti ir papasakoti taip, kaip iš tikrųjų yra. Su žmogumi reikalinga, manau, dirbti nepriklausomai nuo to, kokia šiuo metu yra jo pozicija. Specialistas turėtų padėti žmogui pereiti iš gynybinės pozicijos į draugišką. Jeigu žmogus atėjo į konsultaciją, darbas privalo vykti. Aš manau, kad mes dirbome su visais, nepriklausomai nuo to, ar jie tikrai nori sveikti ar ne, darbas vyksta.
Šioje vietoje labai svarbi, manau, pačio specialisto patirtis. Nesvarbu, nuo kurios motyvacijos bus pradedama, svarbiausia, kad procesas prasidėtų. Ir pateiksiu dar vieną tokį tada pavyzdį, būtų aiškiau apie tai, ką aš dabar jums kalbėjau. Moteris kreipėsi į specialistą, buvo nukreipta policijos pareigūnų. Kaimynai pranešė apie triukšmą ir konfliktus namuose. Pirmojo susitikimo metu moteris elgėsi priešiškai. Kalba pakeltų tonų, sako, kad visi prieš ją susimokė. Ir neigia, kad alkoholio vartojimas galėtų būti problema. Ji tvirtina, kad gertų ir kiti, jei turėtų tokią gyvenimo istoriją. Tai kiekvienam, aišku, iš jų atrodo, kad jo, reiškia, visos problemos pačios didžiausios, sunkumai visi patys irgi didžiausi. Ir kažkoks tas žmogus išskirtinis yra, pats dažniausiai jaučiasi. Jei tau būtų taip kaip man, tai tada reiškia pažiūrėtumėm, kaip ten būtų, ne? Bet realiai visi čia tų ir sunkių situacijų ir visokių dalykų turėjo, bet ne čia esmė, manau. Viskas yra išsprendžiama ir viskas yra sutvarkoma. Specialistas turėtų kaip ir suprasti, kad toks elgesys yra gynybinė reakcija, kylanti iš baimės būti teisiamai ir nepasitikėjimo. Reikalinga, manau, nesiginčyti ir nemoralizuoti, bet ramiai galbūt pasakyti, suprantu, kad jums dabar sunku ir atrodo, kad visi jūs kaltina. Čia nėra teismo salė. Čia vieta, kur galime pabandyti pažiūrėti, kas jums padėtų jaustis geriau. Paprasti dalykai atrodo, bet jie veikia. Tokiu būdu sukuriama saugi aplinka žmogui, leidžianti pamažu atsipalaiduoti. Po kelių susitikimų žmogus pradeda kalbėti apie konfliktus su vaikais, apie nuovargį ir gėdą po išgirtuvių. Specialistas skatina pamatyti, kad konsultacija ne kaltinimo, o pagalbos procesas. Toks atvejis rodo, kad net žmogui būnant gynybinėje pozicijoje, darbas turi vykti. Empatija ir patirtis padeda žmogui pereiti nuo priešiškumo prie bendradarbiavimo. Taip yra pradedamas šitas pokyčio procesas. Šitas modelis. Kaip pabrėžiama, tai ir yra, tai pačioj šitoj metodikoje tai pabrėžiama, kad viskas prasideda nuo saugios aplinkos sukūrimo, nuo pasitikėjimo specialisto ir kliento. Be šito dalyko, turbūt tolesni kažkokie veiksmai yra neįmanomi. Tai pakalbėjom apie pirmąją stadiją, iki svarstymo stadijoje. Jų yra, iš tikrųjų yra 6, ne 5, apie visas kalbėsiu tolesniuose savo video. O šiandien yra sekmadienis, reikia skirti asmeninio laiko savo, nuveikti dėl savęs kažką tai naudingo. Tai iš tikrųjų ačiū, kad paklausėt, ir kontaktai yra, matote, žemiau. Prašom kreiptis ir tikrai bandysim, padėsim jums, kažkaip spręsim jūsų šitą problemą
ir vienokiu ar kitokiu būdu tikrai manau, kad viskas bus tvarkoj. Taigi ačiū už dėmesį ir gero jums sekmadienio.